Taigi, labas rytas. Šiandien, tai yra vakar mes atvažiavome naują viešbutį Gili saloje ir pakeitėm totaliai aplinką, buvom prieš tai, kaip rodysiu, vulkaną lipom, buvom visiškai gamtoj be jūros ir dabar atvarėm grynai vandenyną į vieną iš 3 salų, vadinasi Tremangal. Ir parodysim dabar, ką valgom, nes dabar pasiščiaujam ir aprodysiu kambarius ir aplinką visą vietą. Dar kol kas viską neša. Aš pasiėmiau kavos, nes gėda sakyt, bet negaliu nueiti tūliką. Aiškiai su pienu, vaisiai, toasteriai ir po to žiūrėsim. Taigi viešbutis va toks, matot iš čia naiko. Taigi nacionalinis jų maistas, nežinau, ko jie čia turi. Aišku, čia alkani žmonės nori pavalgyti. Taigi ieškomės masažo, dabar esam Gili pagrindiniai gatvėj. Visai gražu čia. Kas yra, ką galiu papasakoti apie Gili, kad tai yra tikrai žiauriai turistinė sala, žiauriai. Ne visos Gili salos, Tremangal sala yra nerealiai turistinė, tikrai, per daug jų. Daug labai barų visokių, visko, kaip kokia Basanavičiaus gatvė. Tai va, ieškomės dabar masažo ir, žiūrinėjom tiesiog, va, čia turgeliai visokie, rūbai. Na dabar, aišku, visą laiką, kai pradedu filmuoti, nieko nėra aplinkui. Gibon les patates. Taigi barmenas daro maniškį kokteilį. Pasiėmėm kamikadzę, kas labai Lietuvoj populiaru. Labas rytas. Taigi, sveikinu su jumis jau ne beveik besibaigiant mūsų kelionė, dar liko 10 dienų gal. Jau mums besibaigianti. Taigi, už manęs yra mūsų namukas, kurį be galo didžiuojas radus. Taigi ši idėja apie šį viešbutį buvo maniškė ir jau gal laimiu 3-1 rasdama nerealius viešbučius. Taigi jums po to parodysiu, kaip jisai atrodo. Ne po to dabar. Rodau savo namuką. Trauksiu iš kadro. Jis atrodo... Jis atrodo štai taip. Viduj vėliau parodysiu. Nes mano draugas ten vidui, man atrodo, maudosi, taigi kitas namukas, 3, ten yra restoranas. Šioks toks labai įdomus, tokios detalės, kai matot, nežinau, kaip jūs čia pavadintumėt, aš tų stiliukai neskiriu, vintažinės, ne vintažinės. Na ir pasiruoškite didžiajam vaizdui. Žodžiu, žiūrėkit, koks grožis. Už 50 €, žinokit, nukonkuravau viską, ką įmanoma. Žodžiu, tai štai, čia yra baseinas, jau muziką pagarsino ir tenais už baseino jau yra jūra. Tai štai, ten žmonės valgo, geria kavą. Na ir galim parodyti iš arčiau, kai viskas nerealiai atrodo. Tai plaukiu į baseiną ir iškart už baseino jūrą. Va, nesuprasi, kur koks vanduo. Štai toks grožis.
Matom šiokį tokį apleistą laivą, pridarėm fotkių. Tai dabar juoksimės. Žodžiu, dabar baisu, bandom išlyst, bandysiu išlyst, nes labai didelis voras yra. Tai šiaip nebijau vorų, bet šitas toks storas atrodo. Tai einam nešam kudašių. O, kamštis. Ką dabar darysim? What we can do now? Careful, yeah. Sorry. Lindo! Filmuoju jau trečią kartą šiaip jau. Pirmą kartą ištryniau, nes labai raukiausi. Antrą ištryniau, nes išsidėjau kamerą priešais pat saulę ir turėjau kameros šešėlį tiesiai ant galvos, ant savo veido. Na, tai trečias kartas gal nemeluos. Tai va, galbūt daugiau dar raukysiuos, nes saulė šviečia tiesiai į akis. Tiesiog ką norėjau jums pasakyti. Tai va, atsikėlėm šiandien ryte, esam Lambogan saloj. Keliu labai anksti, nes varysim snorkelint. Dar pavadinimo nesužinau lietuviškai, kaip vadinasi. Nežinau, tas nardymas su lazdelėm gal. Tai va, varysim pažiūrėti žuvų, tų ir pavojingų yra. Išėjau maniškis, norėjau paklausti, kaip vadinasi. Na, tokios plokščios rajos, gal nežinau, kaip jos su ilganosim. Tokios kaip lekšnės, bet su ilganosim. Kurios plazda, taip. Vandenį, tai va, bandysim jas surasti, nes pavarysim jų pointą. Neau savo desertą, kuris atrodo nerealiai. Baltas šokoladas, gritinėlė, tų passion fruit padažas ir mangas. Ir kažkoks dar raudonųjų uogų irgi padažas. Tai va, skanaus man. Ir užklydau parduotuvę, kur norėjau jums parodyti. Šiaip rūbų pardėse stengiuosi nefilmuoti, nes maniškai ir taip labai ilgai viskas labai ilgai laukti. Tai štai, žodžiu, nerealios kaukulės. Iš tikrųjų, na, pasižiūrėkit, kaip padarytas, na, kam kaukulės patinka, tai man atrodo mirsiu dėl šitos pardės. O vadinasi Skal. Ir nežinau, ar jos yra visur, ar Europoje yra, bet, na, Bali yra ir jinai tiesiog nereali. Mes jau vieną mažytę nusipirkom, kai buvom, nepamenu, kažkokiam miestelį. Nusipirkom mažytę papigiai, o čia visokių yra. Netgi tokių mažyčių kokolyčių sėdinčių. Štai taip, nors ten didelė. Kažkiek yra rūbų, bet jie, na, pervertinti, man atrodo, kaina yra šiek tiek.
Maniškio aistra. Žodžiu, buvo pavogti jo 2 motociklai gal. Ir parks 3 dabar per mažiau nei metus. Žodžiu, sekasi. Tai jau šitą sakė jam nerealiai. Mano pusrytukai, stiklinė vandens be abejo citrina ir sumuštiniai taustai su avokadu ir kiaušinių bei riešutais. Žiūrėkit, dabar šokinas ir žiūrėkit, kokių juokingų dalykų yra. Rankinė. Lady Kuku. Kokosų pienas. Žodžiu, aišku, čia nežinau, ar padėlkės, ar kaip čia jos vadinasi. Bet, labai čip atrodo, bet visai įdomiai. Taigi, sugalvojau jums parodyti. Čia atrodo iš medžio, bet iš tikrųjų yra minkšta. Čia iš tikrųjų yra iš medžio. Rankinės žiauriai faina šita. Wow, kai įdomi. Žiūrėkit, šita labai graži. Labai graži, bet žinai, nepanešiosi kažkur labai kasdieniškai. O jeigu jau ir į klubą kokį, tai nesupras. Žodžiu, ko čia dar yra? Piniginės, vasparužėlėm. Kaip nekenčiu raudonos spalvos. Tu sais que je peux mettre ça, hein? Tai va, ką aš noriu pasakyti. Žodžiu, mūsų kelionė jau eina į galą ir liko 2 miestai dar ir varysim po to į Singapūrą atgal, pasiliksim 1 dieną, išsakėm nerealų viešbutį, kaip ir bus mano patarimų skirtyje, kurią tikiuosi nufilmuoti rytoj. Vienas iš patarimų bus taupyti ir po to gale kelionės galėsit, wow, kaip pasilsėti. Tai va, mes gale kelionės išsakėm tikrai fainus viešbučius, jums jos būtinai parodysiu. Šitą žiauriai norėjau parodyti, bet žinokit, betvarkė. Nežinau, žinokit, net kaip, gal šiek tiek parodysiu. Einam dar, šiek tiek parodysiu. Bet tikrai nekreipkit prašau dėmesį į betvarkę. Tai va, planavau teliką išjungti. Na štai, šitokie yra tapetai. Ten mano lagaminas ir čia Maniškio yra visur daiktai, mano suknelės ir panašiai. Žodžiu, tai va, dušas, vonia, tūlikas ir pažiūrėkit, kur yra vonia. Mano maudamas ant vonios. Tai štai. Koks gyvytas. Dabar yra... Mes norėjome laiką visodį, bet dabar yra pusės jau dienos. Ir mes tvarėm 1 vietą pusryčiauti. Taigi aš sakiau, žodžiu, sakiau arbatų, gau, kad bus šalta, bet iš tikrųjų karšta. Tai šitas yra šotas mano. Maniškis pasiėmė šitą, nežinau, kas yra, ir aš pasiėmė arbatos. Greitai, nes nebėra batarkės, pafilmuoju jums, ką valgysiu. Juoda duona, avokadas, kiaušinis, citrina, pomidoras, grybai ir svogūnų marmeladas. Vienu žodžiu išsikrauna jau kamerą iki galo, tai va greit jums pafilmuosiu. Viešbučio kiškutis su baseinu raudonu, raudonas baseinas tai ne ką. Nežinau, nepatinka man ši spalva. O šiaip va, tokie gultai čia. Toks, nežinau, modernus, bet tikrai po dienos atsibosta tokie visokie visur raudona, žalia, geltona.
Attention, c'est fini. Fini, basta, coupé. Štai gal čia geriau matosi. Tokios kelnes. Laisvos. Patrimoine miroir ici. Pasidariau Budos tatuiruotę, gal po to arčiau parodysiu. Ok. Jau pasiklydom. You make me feel alright. Na va, chebrytę jau valgau. Įsipyliau šio citrinų vandens ir apelsinų vandens. Nežinau, kad citrinų vandenį kaip šotį išgersiu. Na, ir įsidėjau visko po vieną. Žiūrėkit, vienas toasteris su mozzarella ir pomidoru. Dimsum vienas. Tada šitas dalykas nežinau. Čia irgi vieną paėmiau nežinau. Čia su morkom. Čia japoniški patiekalai. Vieną bulvytę įsidėjau lienietišką. Daržovių ir vištienos su teriyaki. Tai viską ragausiu, po to eisiu. Gal kokius 3 turus darysiu, viską išragau. Tai malas. Sava? O Dieve, nežinokit, didesnio vaiko, žinokit, dar gyvenime nesu matęs. Filmavau. Čia viskas kaip atrodo iš visus vienas rezortas. Man atrodo, gal nesuprasit, kaip aš išneku rezortas antras. Tai yra 2 rezortai. Yra Rimba ir yra Ajana. Mes esame Rimboj. Ir čia Rimboj yra tas baseinas su 2 tokiais kupolais. Ne kupolais, o tiesiog staliukais viduj. Štai taip nerealiai atrodo, baseinai. Ten yra toliau privatus baseinas. Na ir... Štai čia yra kitas baseinas, Aliaskaitos rūftukai. Čia vadinasi Rimba ir mes čia esam. Bet kadangi mes esam su maniškis neapšetus visiems siunčia ir nervina visus savo draugus prancūzijai. Štai metro baras, lovytė bare. Padavėjas. Good afternoon. The full name to your face. Yeah, čiupiu metrą. Can you put your full name to your face? Vaikštom mes po pliažą. Čia yra privatus pliažas ir žinokit, taip realu iš tikrųjų yra. Na, pažiūrėkit šitą grožį. Beveik nieko nėra, na, čia tai nieko nėra. Mes. Va, bandysim pasifotkinti prie uolų. Sveikinu su jumis jau paskutinį vakarą savo kelionėje ir, na, iš tikrųjų šypsausi, bet, na, šiaip labai liūdna, nes kad ir daug kas sako, kad mano mėnesis atostogų yra gan daug ir per daug, na, bet mes tikrai nenuobodžiavom, visą tai pamatysit mano būsimuose video. Ir, na, ką tiesiog norėjau pasakyti, kad, na, štai dabar esame Singapūre, nes mūsų bilietai yra iš Singapūro į Europą. Labai atsiprašau, labai traukia prie miego, nes taip jau esu nuvargus. Vienu žodžiu.
Tai va, ką norėjau pasakyti, paskutinį nakčiai pasiėmėm patį fainiausią, man atrodo, viešbutį, pritaupėm ir esam dabar Marina Sand Bay viešbutį Singapūre su nerealiu vaizdu, pasiėmėm fainą kambarį ir štai sutikau šiandien su savo drauge ir jos vaikinu ir tiesiog pasivaikščiojom, esu dabar labai pavargus. Mano vaikinas išvarė žaisti kazino ir aš pagalvojau, kad jau temsta ir iš tikrųjų, kad visą vaizdą būtent gal matyti, tai tiesiog pafilmuosiu dabar, bet šiaip gan saulė nusileido, bet gal dar spėsiu biškį pafilmuoti, kad viskas matytųsi. Tai štai, šiaip norėčiau parodyti kambarį dar, iš tikrųjų jis yra labai didelis, žiauriai didelis ir to labai džiaugiamės. Tai štai, wow, čia aš buvau nesufokusavus, ar čia tik dabar taip. Na, vieną žodžiu. Tai štai, įeina, tai yra toks veduris, labai atsiprašau, esu tik sapinę maikę. Tai štai, įeiname ir yra spinta čia su visokiais halatais, lyginimo lentom, šliopkiam ir panašiai. Čia jau nepamnai buvo seifas su fenu, man atrodo, tenais viduj. Tai jo, po to labai nepykit, jau man atrodo, susipažinot su manim, kokie esame mes betvarkininkai. Tai štai mūsų lagaminai išmėtyti. Tai yra telikas, stalas, jau išimta lyginimo lenta, suknelė, pilna rūbų. Vienu žodžiu, sujaukta lova, tikrai labai atsiprašau, Dieve, kaip žiūri per kamerą atrodo. Na, staliukas ir... Štai, kas yra nerealiausia. Tai va, pasiėmėm kambarį į miesto vaizdą ir štai tai viskas nerealiai atrodo, iš tikrųjų žiauriai gražu. Ir dar pakankamai gerai matosi viskas, nes šiandien buvo labai didelis rūkas. Nežinau, kad Singapūre degina ar miškus, ar palmes, ką ten man draugė pasako, ir yra didžiulis fogas, nežinau, ar lietuviškai sakosi, na, rūkas. Tai štai. What a building. Wow, tikrai nerealiai. Na, patys matot, iš tikrųjų, už tokį grožį verta šiek tiek susimokėti daugiau pataupus. Arba lipuot bulom ant savo daiktų. Tai štai, nerealus vaizdas ir tiesiog dar parodysiu vonę, kuri irgi yra labai graži. Kur čia yra šviesa? Blemba, nežinau, kur šviesa. Makeup room. No. Hallway, main bathroom. Bathroom mirror. Ok. Tai štai. Tarararam, tarararam. Na, vonė iš tikrųjų, man atrodo, yra nerealiausia. Nežinau, na visur, mes dar, kaip čia pasakyti, lucky, kad gavom iš 2 pusių kambarį. Vaizdas iš 2 pusių, tai štai yra tokia vonė, į vaizdą, čia yra kita pusė Singapūro, na, matot, Singapūras nelabai didelis miestas ir tenais yra, čia yra sodai, yra labai gražu, man atrodo, nesu filmavus čionais, bet, na, gal pasižiūrėkit internete, jeigu domina, tikrai labai gražu, štai, ai, negavo kamšinė, čia šiaip tiltas.